Statybės montavimo darbai įsteigto prizo. Taigi suaugę žirgai, B reitingas. Navalinskas priekį. Taigi pirmoje pozicijoje, kol kas pirmajame viraže, žirgas Grūtas, vadinamas Prano Navalinsko. Taigi Pranas Navalinskas, 36 startai su žirgu Grūtu, 8 pergalės. Šaliuoja kažkada tai jau negali pavėsti. Žirgas Bitlas, 65 startai, 21 pergalė. Tai būtent pretendentai, kurie gali kovoti dėl nugalėtojo vardo šioje distancijoje ir šiame užbėgime. Kur Skaitė? Nuvarė. Kol kas Pranas Navalinskas su žirgu Grūtu išlieka lyderiais distancijoje. Antroje pozicijoje žirgas Ilmenitas, vadovaujamas Kęstučio Tušo, na ir trečioji pozicija, ketvirtasis numeris žirgas Grenada, vadovaujamas Valdo Gursko. Į ketvirtąją poziciją įsiveržė Bitlas, sėdėjęs, kaip sakoma, truputėlį šešėlyje. Matome, Bitlas prisiminė, kad yra iškovojęs ne vieną gražią pergalę ir kovoja dabar dėl trečiosios pozicijos viraže. Be abejo, sudėtingiau visą tai padaryti, kadangi šiam žirgui distancija ilgesnė gaunasi, lenkiant viraže. Tačiau žirgas, jeigu yra pajėgus, jis gali padaryti ir tokį triuką. Taigi Navalinskas su Grūtu ryškiai lyderiai. Dėl antrosios pozicijos vyksta ir kova. Kova dėl antrosios pozicijos. Taigi Pranas Navalinskas nugalė. Bitlas, kaip jau minėjau, antroje pozicijoje. Finišo tiesiog pusė galvos korpuso išlošia prieš trečiosios vietos žirgai.